Sveiki, Unboxing LT, kepsnių diena. Nusipirkom iš Lidl parduotuvės kepsnį, va tokį, kurį kepsime ant grotelio. Jisai kainavo 3,49 €. Man rodos, kad taip, iš tikrųjų 3,49 €. Aš tai pasižiūrėsiu. Taip, 3,49 €. Ir čia yra 600 gramų Grill and Fun kiaulienos, sprandinės kepsniai. Mariniai, tai yra marinuoti, pikantiška, bet tai yra, kaip suprantu, pikantiškas kažkoks tai marinatas. Tinkama kepti kepsninėje ir keptuvėje. Vienu žodžiu, jeigu nusipirksi tokį daiktą užmarinuotą ir neturėsite kur įsikepti, taip kaip aš, iš tikrųjų, aš tai turiu kur įsikepti, o dabar ir kepsiu ir ragausiu. O jeigu jūs neturėsite kur įsikepti, tai galite nusipirkti, nusinešti namo ir įsikepti keptuvėje. Nežinau, man rodos vis tiek tokius dalykus reikia kepti gamtoje ant grilio. Na ką, pasižiūrim, ką šitokio. Čia yra 4 vienetai parašyta, kad tai yra 4 vienetai, kiaulienos sprandinės kepsniai, 4 vienetai. Ir iš kogi susideda šitie 2 kepsniai, nu matom, va, čia 2 vienetai ir čia 2 vienetai, reiškės 4 vienetai. 90% yra kiaulienos, 10% marinatas. Marinatas yra padarytas iš rapsų aliejaus, valgomosios druskos, prieskoniai yra paprikų, prieskonio ekstraktai, palmių riebalai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, natrio acetatai. Gali turėti garstyčių ir salierų pėdsakų. Kilmės šalis Vokietija. Aš galvojau, čia Lietuvoje viskas užmarinuota ir skaniai viskas padaryta. O čia pasirodo, aš nusipirkau Vokietijai pagamintą daiktą. Iš tikrųjų, pasižiūrėkit. Gamintojas yra Vokietija. Na, įdomu. Tikrai pasižiūrėti. Čia dar toksai labai įdomi informacija, kad informacija vartotojai. Ant pakuotės nurodytas tinkamumo vartoti terminas taikomas tik tuo atveju, kai laikymo transportavimo temperatūra nebuvo aukštesnė kaip +4. Na ką, aš žinau, ar čia jinai buvo ta +4. Na tiek to. Laikykitės virtuvės higienos normų. Termiškai neapdorota mėsa negali turėti kontakto su kitais maisto produktais. Kruopščiai plaukite indus ir rankas. Ir čia visiškai kvailiems parašyta, kad pakuotė nepritaikyta mikrobangų krosneliai. Vienu žodžiu nesugalvokit, kad šitą daiktą galima įkišti mikrobangų krosnelį ir jums kažkas iškeps. Iš tikrųjų jums niekas šitokio neiškeps, todėl realiai čia yra viskas, va prieš tai Grill and Fun, tai yra viskas daroma griliui. Tai yra kepsime grilyje. Tai ką, einam dabar mes viską iškepsime. Paragausime, tada pamatysit, kaip mes viską kepam, kaip viskas skanu, tada viską iškepsim, paragausim ir tada galėsiu pasakyti, ar verta pirkti šitą produktą iš Lidl parduotuvės ar neverta. Ar čia, aš manau, labai patogus dalykas, kol kas man atrodo, kad labai patogu, tiesiog išsijėmi, išsikepi ir suvalgai. Paragausim, pasakysim, ar verta, ar skanu ir taip toliau. Tai, kepsneliai iš tikrųjų atrodo labai skaniai ir kaip matot, aš, principė dabar viską garsinu ant viršaus, nes kadangi kai rašinėjau, tai nelabai išėjo, tas garsas nelabai girdėjusi. Va, pasipjausim salotų, pasidėjom kepsnius, susidėjom kečupo, duonytės, viskas kaip reikia. Viskas labai gražiai, bet žinokit, pasakysiu atvirai, tai yra neskanu. Mėsa yra nerealiai suri, marinatas yra nerealiai neskanus. Aš čia valgau, nes esu labai alkanas, nes prieš tai dar maudžiausi ežere. Bet iškart sakau, viena žvaigždutė iš 5 iš šios prekės aš pirkti nerekomenduoju. Aš suprantu, visi produktai, kurie yra užmarinuoti būtent va tokiu principu,
yra, kiek aš esu pirkęs, yra neskanus. Taip pat ir produktas, kurį pirkom Lidl parduotuvėje, yra taip pat neskanus. Ir šios mėsos, šio gaminio aš pirkti jums nerekomenduoju. Tai yra labai sūru, mėsa neskani, na ir vienu žodžiu. Rekomendacijos iš mano pusės yra nulinės. 1 žvaigždutė iš 5 ir šios prekės pirkti Lidl parduotuvėje aš tiesiog nerekomenduoju.